Laiškas Galatams, 1 skyrius. Paulius apaštalas ne iš žmonių ir ne per žmogų, bet per Jėzų Kristų ir jį prikėlus iš numirusių Dievą Tėvą. Ir kartu su manimi esantis broliai Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė per amžius. Amen. Stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs į Kristaus malonę, taip greitai persimetėte prie kitos evangelijos. Nors kitos nėra, yra tik jūs klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus evangeliją. Bet net jei mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar dar kartą sakau, jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra iš žmonių, nes priėmiau ją ne iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jūs be abejo girdėjote, kaip kadaise aš elgiausi išpažindamas judaizmą, kaip be saiko persekiojau Dievo bažnyčią ir grioviau ją, laikydamasis judėjų religijos. Buvau pralenkęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, būdamas itin uolus dėl savo tėvų tradicijų. Bet kai Dievas, kuris mane išskyrė dar esantį motinos įsčiose ir pašaukė savo malonę, panoro apreikšti manyje savo sūnų, kad skelbčiau jį pagonims, neskubėjau tarti su kūnu ir krauju ir nevykau į Jeruzalę pas pirmiau už mane buvusius apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžau į Damaską. Tuomet po 3 metų nukeliavau į Jeruzalę pasimatyti su Kefu ir pasilikau pas jį 15 dienų. Kitų apaštalų man neteko matyti, tik tai viešpaties brolį Jokūbą. Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. Po to išvykau į Sirijos ir Kilikijos rytis. Iš veido aš buvau nepažįstamas Judėjos bažnyčioms Kristuje. Jos buvo tik girdėjusios. Tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia tikėjimą, kurį anksčiau griovė, ir jo šlovino Dievą dėl manęs. 2 skyrius. Paskui po 14 metų vėl nuvykau į Jeruzalę. Kartu su Barnabu, pasiėmęs ir Titą, nuvykau paskatintas apreiškimo ir jiems išdėsčiau evangeliją, kurią skelbiu pagonims, atskirai išsiaiškindamas su įžymiaisiais asmenimis, kad kartais nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Jie nevertė apsipjaustyti ne mano palidovo Tito, kuris buvo graikas, tačiau netikriems broliams paslapčia, įslinkusiems išnipinėti mūsų laisvės, kurią turime Kristuje Jėzuje, ir norėjusiems mus pavergti, jiems nė valandėlį nepasidavėme, kad evangelijos tiesa pasiliktų su jumis, o dėl tariamai įžymesnių asmenų, kas jie buvo, man nesvarbu, nes Dievas nėra žmonėms šališkas, man įžymesnieji asmenys nieko nepridėjo. Atvirkščiai, pamatė, jog man patikėta skelbti evangeliją neapipjaustytiesiems, kaip Petrui apipjaustytiesiems, nes tas, kuris veikia su Petru jam apaštalaujant apipjaustytiesiems, veikia taip pat su manimi tarp pagonių. Ir pripažinę man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie laikomi šulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustytuosius. Tik mes turėjome prisiminti vargšus, o aš ir stengiausi tai daryti. Kai Petras atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis nusižengė. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su kitataučiais, bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir vengė jų, bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, netgi Barnabas pasidavė veidmainystei. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo evangelijos tiesos, pasakiau Petrui visų akivaizdoje, jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis gyventi kaip žydai? Nors iš prigimties esame žydai ir nepagonių kilmės nusidėjėliai.
Žinome, jog žmogus išteisinamas ne įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais, nes įstatymo darbais nebus išteisintas ne vienas žmogus. Bet mums, ieškant išteisimo Kristuje, paaiškėjo, kad mes patys esame nusidėjėliai. Ar Kristus dėl to yra nuodėmės tarnas? Jokiu būdu. Nes jeigu aš vėl atstatau, ką buvau išgriovęs, tai tampu nusikalteliu. Aš per įstatymą numeriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui, esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Neatstumsiu Dievo malonės, nes jei teisumas įgyjamas per įstatymą, tuomet Kristus mirė veltui. Trečias skyrius. O neprotingi Galatai, kas jums, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus, tarsi jūsų akivaizdoje nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? Noriu jūsų paklausyti tik tai vieno. Ar jūs gavote dvasią įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia dabar užbaigsite kūnu? Ar tiek daug iškentėjote veltui? Jei iš tiesų būtų veltui, ar tas, kuris teikia jums dvasią ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl įstatymo darbų, ar dėl to, kad klausote tikėjimo? Taip, Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Todėl supraskite, kad Abraomo sūnus yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip, tikintieji susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiu Abraomu. Visi, kurie remiasi įstatymo darbais, yra prakeikti, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris nuolatos nesilaiko visko, kas įstatymo knygoje parašyta ir to nevykdo. Kad įstatymų niekas neišteisinamas Dievo akyse aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, bet kas juos vykdo, tas jais gyvens. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, vietoje mūsų tapdamas prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Kad Abraomo palaiminimas Jėzuje Kristuje atitektų pagonims ir mes per tikėjimą gautume pažadėtąją dvasią. Broliai, kalbu kaip įprasta žmonėms, net patvirtinto žmogaus testamento niekas neatmeta ir nepapildo. Pažadai buvo duoti Abraomui ir jo palikuoniui. Jis nesako ir palikuonims, nedaugeliui, bet kaip apie vieną ir tavo palikuoniui, kuris yra Kristus. Noriu pasakyti, kad testamento, kurį Dievas anksčiau patvirtino Kristuje, negali panaikinti po 430 metų atsiradęs įstatymas ir jis negali pažado paversti negaliojančiu. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai jau nebe iš pažado, o Dievas davė tai Abraomui pažadu. Tad, kamgi reikalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis palikuonis, kuriam buvo skirtas pažadas. Įstatymas buvo perduotas per angelus tarpininko ranka. Tarpininkas neatstovauja vienam, bet Dievas yra vienas. Tad gal įstatymas priešingas Dievo pažadams? Anaiptol, jei būtų duotas įstatymas galintis suteikti gyvenimą, tai iš tikrųjų teisumas būtų iš įstatymo. Bet raštas viską apjuosia nuodėmę, kad pažadas dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi tektų tiems, kurie tiki. Prieš ateinant tikėjimui buvome įstatymo įkalinti, kad lauktume apsireiškiant tikėjimo. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs pas Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. Bet tikėjimui atėjus, jau nesame auklėtojo globojami, juk jūs visi esate Dievo sūnus per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Ir visi, kurie esate pakrikštyti į Kristų, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, visi esate viena Kristuje Jėzuje. O jeigu jūs Kristaus, tai esate Abraomo palikuonis ir paveldėtojai pagal pažadą. Ketvirtas skyrius.
Dabar pasakysiu, kol paveldėtojas vaikas, jis niekuo nesiskiria nuo vergo, nors yra visko šeimininkas. Jis esti globėjų ir prižiūrėtojų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Taip ir mes, kol buvome vaikai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims, bet atėjus laiko pilnatviai, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų pavaldžius įstatymui ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate sūnus, Dievas atsiuntė į jūsų širdį savo sūnaus dvasią, kuri šaukė: Aba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus. O jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. Kitados dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikrųjų nėra dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba tiksliau sakant, Dievo pažinti, kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti? Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Aš baiminusi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. Prašau jūs, broliai, tapkite tokie kaip aš, nes ir aš tapau toks kaip jūs visai neįžeidėte manęs. Jūs žinote, kad pirmą kartą Evangeliją jums skelbiau negaluodamas kūnu ir jūs nepaniekinote ir nepasipiktinote, nors mano kūno negalia buvo jums išmėginimas. Bet priėmėte mane kaip Dievo angelą, kaip patį Kristų Jėzų. Koks tai buvo palaiminimas jums. Aš galiu paliudyti, kad įmanydami būtumėte išlupę savo akis ir atidavę man. Nejaugi tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą. Jie uolus ne jūsų labui, bet norėtų jūs atskirti, kad būtumėte uolus dėl jų. Bet gerai visada būti uoliems dėl gero, o ne vien tuomet, kai esu pas jūs. Mano vaikeli, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumise išryškės Kristus. Norėčiau dabar būti pas jūs ir prabilti kitaip, nes nežinau, ką man su jumis daryti. Pasakykite man jūs, norintieji būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus, vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. Vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios pagal pažadą. Tai pasakyta perkeltinė prasme. Jos tai dvi sandoros, viena nuo Sinajaus kalno gimdanti vergystei, tai Hagara. Hagara yra Sinajaus kalnas Arabijoje. Ji atitinka dabartinę Jeruzalę, kuri vergauja su savo vaikais, bet aukštybių Jeruzalė laisva. Ji yra visų mūsų motina, nes parašyta: pralinksmėk nevaisingoji, kuri negimdei, šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi gimdymo skausmų, nes apleistoji turi daug daugiau vaikų negu turinčioji vyrą. Mes, broliai, esame pažado vaikai, kaip Izaokas, bet kaip tada gimęs pagal kūną, persekioja gimusi pagal dvasią, taip ir dabar. O kągi sako raštas? Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Taigi, broliai, mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios. 5 skyrius. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuriai Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums, jeigu būsite apipjaustyti, Kristus nebebus jums niekuo naudingas. Pakartotinai įspėju kiekvieną apspjaustantį. Jis yra įpareigotas vykdyti visą įstatymą. Jūs, ieškantis išteisinimo per įstatymą, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę, o mes per dvasią tikėjimo karštai laukiame išteisinimo vilties, nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet tikėjimas veikiantis meilę. Jūs taip gražiai bėgote, kasgi jums sukliudė paklusti tiesai. Ne tas, kuris jūs pašaukė, šitaip įtikino. Truputis raugo ir augina visą maišymą. Pasitikiu jumis viešpatie, kad nemastysite kitaip, o jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų, susilauks pasmerkimo. Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apie pjaustimą, tai kodėlgi esu persekiojamas? Juk tada kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas. O kad jūsų kurstytojai ir nusipjautų. Jūs, broliai, esate pašaukti laisviai. Tik tai te nebūna ši laisvė proga kūnui, bet meilė, tarnaukite vieni kitiems.
Juk visas įstatymas išpildomas vienu įsakymu - mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia priešingo kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Bet jei jūs dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje, kūno darbai aiškus - tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaika, pavydas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavyduliavimai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės, bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. 6 skyrius. Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasia, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėte sugundyti, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas būdamas niekas, tarėsi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą ir tada galės girtis pats savo, o ne kitam, nes kiekvienas neš savo naštą. Kas mokoma žodžio, tegul dalyjasi visomis gerybėmis su mokytoju. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus sugedimą, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums parašiau savo ranka. Visi, kurie nori pasirodyti geri kūnu, verčia jūs apsipjaustyti, kad tik jiems netektų kęsti persekiojimų dėl Kristaus kryžiaus, bet net ir patys apipjaustyti nesilaiko įstatymo, o te nori jūsų apsipjaustimo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu. Bet aš niekuo nesigirsiu, tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysi šios taisyklės, ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. Nuo šiol tegul niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūne nešioju viešpaties Jėzaus žymes. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna, broliai, su jūsų dvasia. Amen.